Nu ką, 3-2-1, važiuojam, sveiki, labą dieną, tai ką, grįžta mūsų laida, sekundantai, tai ką, esu aš Danielius Grebliūnas ir Augustas Šalkauskas. Labai malonu. Malonu, Danieliau, sutikti. Tai va, pagaliau mes atsisėdom, kalbam ne per nuotolį, jau tiesiogiai, turim puikią sofą, turim puikias patalpas, kur mes galėsim dabar daugiau bendrauti su jumis ir taip pat aptarinėti UFC kovas. Tai šiandieną mes susirinkom aptarti didelio turnyro, tai yra UFC 317, tai kuris vyks Las Vegase. Ką, Augustai, kokią tokią nuomonę apie tą turnyrą, kaip kokios tau kovos gal įdomios, aktualios? Šiaip kovos beveik visos labai įdomios. Tarp kito su Danieliu aš šnekėjom, kodėl Las Vegase vyksta turnyrai, nes kovotojai gali daugiau honoraro pasilikti savo, nes mokesčiai yra gerokai mažesni, todėl pačios kovos yra surinktos labai jau tokios riebios. Tai ką žinau, su Danieliu aptarnėjom, kurias kovas norim pažiūrėti, aptarti, kurias būtų įdomios pasižiūrėti, nežinau ar pastatyti. Tai va, galim ir pradėti nuo pirmos kovos. Jo, tai kaip ir tu minėjai, teisingai pastebėjai, kad kardas labai geras, labai daug įspūdingų tų kovų. Tai jo, tai mes šiandieną mūsų laida, kad neįsiplėtojat, gal paimsim tokius 4, gal turbūt tas įdomiausias gal kovas. Tai pirmą iš jų pradėkime tada. Tai pirma kova bus Jack Hermansonas prieš Gregory Rodriguezą. Tai abu tokie jau, kaip pasakyti galima, jau tokie kovos menų veteranai. Tai Jackas yra 37 metų, svorio kategorijoje kovoja iki 84 kg. Ūgio skirtumas Hermansono yra 1,85 m, Gregory Rodriguezo 1,91 m. Ryčas, rankų ilgis, tai pranašumą turi 6 cm Hermansonas su 1,97 m, Rodriguezo 1,91 m. Tai kas liečia dar, Hermansonas turi 17 jau UFC kovų, tai 11 pergalės, 6 pralaimėjimų ir Rodriguezas turi 10, tai yra 7 pergalės, 3 pralaimėjimai. Stilistiškai, mano nuomonė, ta kova tikrai tokia įdomi, abudu fiziškai tvirti kovotojai. Hermansonas, jis mane toks kovotojas, kuris atrodo, jis gali ir prieš labai gerus laimėti, ir prieš labai blogus pralaimėti. Toksai, nežinau, nenuspėjimas, gal taip negražiai pasakysiu, toks jausmas, kad, žinai, kaip vos ne kaip tą dieną jis atsikels ir kaip jam tą kortą, žinai, taip pasiklos. O su Gregory Rodriguezu irgi labai fiziškai tvirtas, bet turbūt vienintelis jo didžiausias minusas tai yra stamina. Labai sunkiai kvėpuoja ir tas pasimatė, kai jis 5 raundų kovojo. Tai tiesiog kvapo neužteko, galbūt dėl tos didelių raumenų masės, įsivaizduoju. Ir turbūt labai nemažai svorio jis įmeta, nes vyras labai jau didelis, 1,91 m, 84 kg. Ir labai geros fizinės kondicijos, jis turbūt, jeigu taip turbūt normaliai vaikštų, turbūt virš 100 kg, bent jau atrodytų, kad tai būtų. Tai va, tai Augustai, kokie spėjimai, kaip manai, ką šitą kovoje pasirinktum? Iš tikrųjų dar trumpai apie abu kovotojus, Danielius labai gerai pasakė, jeigu ypatingai reikia atkreipti dėmesį, kad šita kova yra 3 raundų. Jeigu tai būtų 5 raundų kova, man atrodo, čia labai daug klausimų nebūtų, turbūt reikėtų Hermansoną, nes Hermansonas, jeigu iškentės pirmus 2 raundus, tai turbūt ir laimės kovą. Lygiai taip pat buvo su Pfeifferiu, kai Pfeifferis 2 raundus laimėjo, o po to tiesiog pralošė kovą. Tai Gregory Rodriguezas, dar vienas dalykas su Gregory Rodriguezu, kad dažniausiai po pralaimėjimo, aš kadangi telefoną esu atsidaręs, po pralaimėjimo galite atkreipti dėmesį, kad jisai dažniausiai grįžta pergalę. Tai va, jisai pralaimėjo Bruno Ferrerį nokautu ir sekančią kovą iš karto laimėjo Tiliuliną lygiai taip pat nokautu. Tai iš tikrųjų 3 raundų kovoje, aš manau, kad Rodriguezas 2 raundus turėtų laimėti. Hermansonas, skaityčiau, šitoje kovoje būtų pavojingas tik tai tada, jeigu jisai turėtų labai kažkokią tai stipraus smūgį jisai neturi, nors ir Rodriguezas yra pramuštas. Aš imčiau Rodriguezą, už Rodriguezą visai neprastas koeficientas, 1,5. Aš manau, kad šitas koeficientas realiai atspindi, kaip būna, ir koeficientai neatspindi realybės, aš manau, kad čia yra visiškai realus koeficientas, koks turėtų būti. Nei per mažas, nei per didelis. Va toks, koks turi būti, 1,5,
to prasme, čia nėra nei užkeltas, nei numažintas koeficientas. Vat mano nuomonė tokia ir aš manau, kad reiktų imti Rodrigesą, arba imti, kad turbūt kova užsitęs, arba kad Rodrigesas laimės kovą. Mano nuomonė tokia. Jo, tai kas liečia pergalę, aišku, čia toks, žinai, sunku pasakyti, nes 60-40 man šitą kovą, nu, gal turbūt tas labiau krenta į akį, kad vis tiek jau metai jo, tai vis tiek Rodrigesas yra 33 metų, jo oponentas yra 37, kaip žinom, kad jau 37 metų jau dažniausiai taip kažkoks jau būna down, kaip sakant, jau visko, tai jo, šitoje kovoje aš gal su tam sutikčiau irgi, taip pat bandyčiau imti Gregorį Rodrigesą. Jeigu tai būtų 5 raundų, kaip ir sakėjai, tai gal jo, galima būtų pamastyti, aš manau, kad vis tiek Hermansonas gal prakvepuotų, žinai, ten tos raundus. Jeigu išgyventų, tai jis tikrai, aš manau... Hermansonas daug patirties turi, bet to, ar galime sakyti, kad Gregor Rodrigesas yra pavojingesnis už Joe Pyferį, aš manau, kad šitos kovotojus galima būtų dėti lygiaverčiai, tarp kitko būtų visai įdomi kova Rodrigesas prieš Pyferį, nes abu turintis gerą ranką, nu, Pyferis tik kad nepramuštas, bet labai įdomi kova iš tikrųjų būtų. Tai va, tai mūsų turbūt būtų abiejų spėjimas toks, kad Gregorį Rodrigesas laimės. Tai ką, grįžtam prie sekančios kovos, man tai turbūt viena iš įdomiausių tokių kovų, Benil Dariušas prieš Renato Moicano, kaip žinoma, būdų yra po pralaimėjimo, tai Benil Dariušas paskutinę kovą pralaimėjo Arman Tsarukyanui, tai va, pirmam raunde jį tada nukautavo ir Renato Moicano įspūdingai turbūt greitai gavo kovą dėl diržo, sutiko ir pralaimėjo mūsų dabar jau ne dabartiniam čempionui, o galbūt būsimam dabar 77 kg čempionui, tai Islam Makhačevui. Tai va, tai abiejų tokių veteranų kova, metai identiški, Benilui Dariušui 36, taip pat ir Moicano 36 metai. Kas liečia ūgį, nu ten 3 cm pranašumą turi Moicano, bet šiaip tai čia ir ryčas, ir ūgis, galima sakyti, identiški. Man tokie, vat, 2 tokie identiški kovotojai. Man atrodo, Danieliu, jeigu teisingai suprantu, Benilas Dariušas yra 2 savaitėm vyresnis. Jo, tai vat, ką dabar matom, žiūrim statistiką, tai likti taip ir yra. 2 savaitėm vyresnis. Jo, tai kas liečia Benil Dariušą, tai kaip žinom, tikrai nemažai tų kovų turėjo UFC, tai ką matom dabar 16 laimėjimų, 6 pralaimėjimai, 1 lygiosios ir Renato Moicano. Renato Moicano UFC turi 12 pergalių, 6 pralaimėjimai. Tai kas liečia Dariušą, nu, tai mes žinom, kad turi taip pat stiprias imtynės. Taip pat ir Moicano neatsilieka. Nu, jo, iš tikrųjų labai įdomi kova, nes jeigu ta kova būtų vykus prieš kokius 2 metus, tai aš sakyčiau, Benilas Dariušas vienareikšmiškai, mes turbūt net nešnekėtumėm dabar. Ta prasme, sakytumėm, Benilas Dariušas, tik tai klausimas būtų, ar Renato Moicano dagyvens iki kovos pabaigos ar ne. Bet matom, kad Benilas Dariušas tikrai pradėjo smarkiai kristi. Ta prasme, nebetempė opozicijos, nebetempė to, jis yra topiniam lygiai, bet jau matys, kad jis jau pretendentų, ta prasme, dėl diržo tikrai nebebus, kaip ir Moicano, ir jis lygiai tą labai gerai puikiai supranta. Moicano gal mane iš tikrųjų paskutiniu metu, jam ir šiek tiek pasisekė su Dželinu Turneriu, kad Turneris parodė savo kovinį IQ ir nedamušė jo. Tada Benoit Saint-Denis irgi labai keistai sukovojo, kad pradėjo nuo smūgių į korpusą žmogui, kuris tikrai turi labai geras MMA tokias imtynės, tokį miksuotą jiu-jitsu labai įdomu. Atidavė iš karto kontrolę, aš net esu matęs, kaip Moicano ruošėsi tai kovai, ką jis darė, aišku, tik tai po kovos jis tą idėją, ne prieš kovą, kaip jis ruošėsi būtent Benoit Saint-Denis kojas gaudyti ir taip toliau, tai reiškia, jau jis nėra toks kvailas turbūt, kaip kam atrodo, kad jisai pašneka kažkokius bairiukus ar dar kažką, matosi, kad jis savo varžovus analizuoja ir jisai žino, ką jis darys, jis turi kovos planą, lygiai tą patį mes pamatėm prieš Benoit Saint-Denis. Benilas Dariušas pramuštas, iš tikrųjų, Moicano irgi tikrai pramuštas yra. Na,
mane gal tas šiek tiek į Dariušo pusę lenkia tas, kad jis labai gerai pasirodė prieš Mateušą Gamrotą, bet Mateušas Gamrotas per interviu mačiau, kad sakė, kad klimatizacija Abu Dabyje jam padarė labai didelę žalą ir tikrai matėsi, kad neįtikėtinai pačiam savo, Mateušui Gamrotui labai sunkiai nupavo. Atsimeni tą kovą? Jo, žiūrėjau mes to kovą, bet šiaip, kas liečia dabar, kaip ir, ką dabar tas dabartinės realijas matosi, kad vis tiek jau Dariušas jaučiasi, kad jau nuėjęs nuo savo piko, paskutinės 2 kovos tai parodė, aš manau, kad prieš topinius kovotojus, tiesiog į vienus vartus yra pralaimėjęs. Dabar, jeigu taip apibendrinat, ką mes paimtume, Dariušas Maikano, tai neimant jo paskutinės Maikano kovos, tai Maikano tikrai gerai atrodė. Gerai atrodo. Kovoj prieš Makhačevą gerai atrodė stovėsenai. Ir matėsi, kad Makhačevas netgi nebenorėjo stovėti su Maikano stovėsenai, kas mane nustebino. Tai tikrai mes žinom, kad dabar Makhačevas paskutiniu momentu tikrai ir pasigerinęs ir stovėseną, gerai smūgiuoja ir panašiai. Tai jeigu taip dabar neįsiplečiant pasirinkimas, tai mano atveju dabar, kaip galvoju, tai kol kas, ką aš matau, tai vienareikšmiškai kažkodėl tai pergalė Maikano ir aš manau, kad netgi gali būti anksčiau laiko. Mano toks spėjimas. Tavo, Augustai? Nežinau, Danielius baigė perėtikinti, nes prieš tai atėjau ir galvojau, kad imčiau Benilą Dariušą, bet argumentai labai stiprus. Iš tikrųjų tai, kad Benilas Dariušas atlėkė iš karto nuo Oliveiros ir dabar aš galvoju, ar taip Oliveira tikrai geriau imtyniauja už Maikano, bet ar antiek geriau, nes Dariušas atrodė tiesiog labai prastai prieš Oliveirą. Antras dalykas, Renato Maikano turi, man atrodo, geresnę stovėseną negu Dariušas. Šiai dienai jis tikrai yra geros formos. Na, aš turbūt irgi pasitikėsiu. Aš vis dėlto pasitikėsiu ne tai, kad pačiu Maikano, bet pasitikėsiu tai, kad jisai savo varžovus analizuoja. Tas man labai patiko, kad jisai žino, ką jis darys, jisai ruošiasi kažkokius tai kontraveiksmus. Tai man atrodo, kad jo komanda, jis kadangi treniruojasi American Top Team, tikrai padarys sunkų darbą ir man atrodo, iš čia turėtų išsinešti pergalę. Todėl mano pasirinkimas irgi būtų Renato Maikano. Tai ką, grįžtame toliau. Taip, tai einame prie main evento kovos. Tai dėl čempiono diržo lengviausios svorio kategorijos. Tai bus jo Aleksandr Pantoža prieš Kai Kara Francą. Tai dabar, man atrodo, jau bus 3 gynimas, kaip neklystu. Jo, Pantožos. Tai kas liečia kovotojus, tai Pantoža kaip būdamas tokios svorio kategorijos čempionų, iš tikrųjų yra pagyvenęs 35 metai. Aš nelabai netgi prisimenu, kad kažkoks būtų lengvas svoris 35 metų čempionas, nes dažniausiai lengvas svoriai, tokio svorio kažkur labai nusėsta, tai 32, 33 metų jau, žodžiu, jie jau nusėsta. Danieliu, norėjau to patikslinti, čia 5 jo gynimas. 5? Gaunasi jo, nes jisai laimėjo diržą prieš Moreno, tai laimėjo diržą, Roivelo nugalėjo, Ercegą nugalėjo, Kaja Sakura nugalėjo, tai gaunasi 1, 2, 3, 4, 5 gynimas. Tai čia Topology 3 parašyta. Žodžiu, tai esmė tame, kad, sakau, 35 metų esant lengviausios svorio kategorijos čempionų, tai yra labai stipru, tai yra parodo, kad jis vis dar yra formai. Aišku, būtų labai įdomu pasižiūrėti jo, paanalizuoti grinai pasirašymo procesą. Vis tiek, kai tokiam svoriu ir tokių metų, aš manau, kad ir pasirašymas turi būti atitinkamas. Įdomu, koks buvo įdėtas trenerių darbas. Tai pretendentas yra Kai Kara France, tai yra 32 metų, ganėtinai irgi brandus kovotojas. Tai kokie skirtumai tarp jų, ką matom ir ūgio, ir ryčio, tai beveik vienodi, ten keliais centimetrais jie skiriasi. Tai dabar Vokiškai identiški. Jo, nes centimetrais matau, kad Kai Kara Francas yra mažesnis, jie būdų nėra labai dideli, net ir flyweightai. Realiai tai identiški, Kai Kara Francas, kiek mačiau, 2 centimetrais berods ar 3 žemesnis, bet ryšas jo yra porą centimetrų didesnis. Jo, tai kas liečiant dabar, jeigu taip analizuoti paskutinės kovas, tai
Pantožą paskutinį kovojo prieš buvusį Ryzen čempioną, kovojo Kaja Sakura, tai ten dominavimas aš skaitau, kad buvo vos ne į vienus vartus, tai yra parodė, kad vis dėlto UFC čempionas yra netgi ne vienu, o dviem turbūt ir manau, kad Danielio ne tik šita kova parodė, tai manau, kad kol kas, ką mes matom, kas ateina iš paskutinių, iš kitų organizacijų, buvo čempionai, taip pat, kas mane labai nustebino, kai atėjo pačių Miksas pralošė, dabar ką tik kovojo šitas Tofik Musajev kovoja, kuris irgi pralošė pirmam raunde, faktiškai D-klasą gavo. Kol kas tie čempionai iš kitų organizacijų UFC laiko tą lygį ir rodo, kad mes esam tikrai geri, net mūsų topai sugeba nugalėti buvusių organizacijų čempionus. Jo, tai labai, labai tikrai įdomu ir tai bet aišku, ką apie pretendentą galima pasakyti, UFC turėjo 12 kovų, 8 pergalės, 4 pralaimėjimai. Dabar ten paskutinė kovas yra laimėjęs. Ercega nukautavo. Jo, Ercega yra nukautavo, tai turbūt jam ir davė tą titulinę kovą, nes realiai pats žinai, kad lengviausiam svorio kategorijoje ten ta rotacija yra nedidelė ir jie jau ten tarpusavį, man atrodo, tai jau 3 ratą jis jau ten kaltis. Tai žiūrint tada kokie predictionai, ką galvoju. Iš tikrųjų, pirmas mano dalykas, aš dar pasitikslinau. Ne, viskas tvarkoj. Galvojau, kad su Manuel Kapė turėjo kovoti, Aleksandras Pantoža, bet Royalas turėjo kovoti. Tai Kai Kara Francas, iš tikrųjų vienas dalykas toks yra įdomus šiandien, kad čia galima tokia MMA matematika pritaikyti. Aleksandras Pantoja yra pralošęs Askar Askarovui, o Kai Kara Francas Askarovui yra laimėjęs. Tai čia būtų pirmas toks įdomus dalykas. Iš tikrųjų, Kai Kara Francas labai gerai gynasi nuo imtynių. Labai turi tokiam ūgį, ne veltui pravardė yra Don't Blink, tikrai turi beproto stiprias rankas, kala taip, kad tiesiog jungia žmonės, bet kiek berods, aš jeigu tiksliai pamenu, Aleksandras Pantoža per savo visas 29 kovas, tas 5 pralaimėjus niekart nėra pralaimėjęs anksčiau laiko. Tai bus įdomu, bet Aleksandras Pantoža skaitau, kad šitam žaidime turi turbūt, būtent flyweight turi geriausią nugaros paėmimą. Jeigu žmogus stojasi, aš labai gerai atsimenu kovo jo su, net pamiršau, ir labai tikrai geru didžiteriu, dabar nepažiūrėsiu, bet irgi jis iškart pasiėmė nugarą ir ta kova buvo baigta. Tai labai gerą turi nugaros kontrolę ir Kai Kara Francas, kadangi mėgsta atiduoti nugarą, nes aš esu matęs lygiai taip pat kaip su Askaras Askarovu kovojo, Askaras Askarovas visą raundą prabuvo jam už nugaros, tiesiog Kai Kara Francas nebuvo ant 2 kojų, tai įdomus toks dalykas, bet aš manau, kad jeigu Pantoža atiduos tik nugarą, aš nemanau, kad jisai dagyvens iki kovos galo, ypatingai, kad jūs įsivaizduotumėt, Kai Kara Franco nugarą Askarovas paėmė ir laikė maždaug apie 3,5 minutės. Ten kažkas toks laikas buvo. Tai manau, kad Pantoža per tiek laiko tikrai sugalvos ką padaryti. Tai kova labai įdomi. Aišku, man visą laiką, kai ateina pretendentas, kuris turi gerą ranką, gerą smūgį ir pretendentas yra labai jau pagal mane nuvertintas, eina už koeficientą berods 30, tai man yra daugoka. Aš galiu tiek pasakyti, nes Pantoža tikrai jau 35 metai nėra mažai. Kai Kara Francas tikrai pavojingas, parodė, ką jis gali prieš Ercegą, atrodė kova nieko, ir Ercegas žiūri ir jau guli. Tai kokią nuomonę, ką galvojam? Aš manau, mano nuomonė yra tokia. Pirmas dalykas, aš galvoju, kad kova baigs anksčiau laiko. Aš manau, arba Kai Kara Francas pagaus Pantožą ant smūgio, arba Pantoža jį užbaigs anksčiau laiko, tiesiog atiduos nugarą ir pasmauks. Aš tiesiog linčiau už tai kovoju, kad kova nesibaigs teisėjų sprendimu. O man būtų toks sprendimas. Bet laimėtoja daug maž. Laimėtoja kovos nuspėt. Vis tiek aš patikėsiu čempionu. Tai irgi norėjau tą patį pasakyti, kad vis dėlto aš manau, kad Pantoža yra motyvuotas sekti Dimitrijaus Johnsono pėdom ir aš manau, kad tikrai nori priartėti prie jo rekordų, tai irgi taip pat patikėsiu pergalę Pantoža. Jo, Kara, nežinau, taip akim žiūrint, aš dar jo nelabai matau čempioną, jam vis dėlto dar kažko trūksta. Tai trūksta gal kažkokių sugebėjimų imtynėse,
gal geriau apsigintos nugaros netiduot, kaip turi minėti. Nu, vad nugarą tai jis atiduoda. Jo, tai o žinant taip, kad Pantožai tikrai labai gerai ima ir gerai simtiniauja, greitas, palyginus, labai greitas. Pantožai dar turi labai gerą, tokiam svoriais turi beproto gerą kontrolę, nes tos mažiukai, jūs, jeigu žiūrit kovas, stebit, jos yra pakankamai sunku, jie viens kitą labai sunkiai išlaiko poziciją, o Pantožas sugeba tą padaryti, jis sugeba jas išlaikyti. Čia yra labai, aišku, žmonės mums paklaus, kodėl čia taip. Jie yra tikrai, jų raumenynas yra tikrai geras, jie tikrai labai stiprus, nes tie kovotojai, kurie sveria virš 70 kg, bet jie yra labai judrus. Jie tikrai labai stiprus, labai sunku, tokiam svoriai, čia nesunkia svoriai, kur labai lengva išlaikyti, o jis turi labai gerą kontrolę. Tai va šitas dalykas mane irgi šiek tiek stebina. Tai ką, Augustai, tada liekame prie to čempioną ir ką, ir dabar pagrindinė mūsų vakaro kova, tai Ilia Topuria prieš Charles Oliveira. Nežinau, jau su ne vienu diskutavau, labai tokia diskusinė kova vyksta, kaip Ilia Topuria atėjęs į 66 kg, adaptuosis prie 70. Tai va, tai visas, ir labai kas įdomiausia, kad ant kiek nurašo Charles Oliveira, buvusi 70 kg UFC čempioną, kuris yra prasikalęs su visais topais. Tai nežinau, va, dėl to ir yra, kad va, tai visiems ir kelia diskusijas, kaip čia, kas čia atrodys ir panašiai. Tai jeigu taip trumpai tai apie Ilia Topuria, tai žinom, kad UFC yra laimėjęs 8 kovas, nei kart nepralaimėjo, pirmas žmogus yra nukautavęs Max Holloway. Ir Aleksandrą Volkanovskį. Aš dabar galvoju, man atrodo, jis pirmas žmogus, kuris nukautavo, ne Bryce'ą Mitchellą, jis beveik nukautavo, jis prie to pasmaugė. Bet buvo prie nokautų ribos. Taip. Tai va, tai kas taip žiūrisi, tai dar yra labai jaunas, 28 metų. Tai ūgio yra 1,70 m, kaip tokiam svori, tai yra nedidelis. Iš tikrųjų, va, dėl ūgio Ilia Topuria aš laukiu svėrimų, nes aš nelabai tikiu, kad Ilia Topuria yra 1,70 m, arba, tu aš pasakysiu netgi sekundėlę šiandieną, vat, kaip tik prieš laidą rašiaus, žiūrėjau, nes žiūrėkit, įdomus vienas dalykas. Jeigu jūs atkreipėt dėmesį, tai atsimenat kovą, Armanas Tsarukjanas kovojo prieš Charlesą Oliveirą, tai gaunasi, kad Tsarukjanas tokio pat ūgio kaip Ilia Topuria pagal Topology duomenis. O vizualiai neatrodė Oliveira daug didesnis už Armaną Tsarukjaną, kiek ir ūgio. Ūgio gal jo. Neatrodė, va tame ir esmė. Todėl labai įdomu bus pažiūrėti, kaip atrodo svėrimai. Arba, čia yra du variantai, arba kažkuris iš jų yra blogai pasakęs savo ūgį. Arba Topuria yra pasidaręs, kad yra aukštesnis, arba Tsarukjanas yra pasidaręs blogai užrašytas ūgis. Man atrodo, Tsarukjano bus daugiau blogai užrašytas, nes Topuria tikrai ūgio yra mažesnis. Nu va, jo, tai va aš dėl to ir sakau, užrašyta, kad ūgis yra vienodas, todėl man labai įdomu pažiūrėti, kaip ant svėrimo atrodys. Įdomu bus pažiūrėti, kaip atrodo Topuria tokiam svoriui už 70 kg, būtent svėrimų dieną. Ir ką aš galiu pasakyti, Topuria tikrai eina, nori padaryti istoriją, jis jau vienas yra faktiškai šiai dienai vienas populiariausių UFC kovotojų, jeigu ne pats populiariausias. Aišku, UFC duoda jam tokį visai palankų kovotoją ir dar vienas dalykas, kas mane patinka, paskutiniu metu Oliveira atrodo toks bedantis. Jis nebeatrodo toks ištroškęs pergalių, žmogus tikrai uždirbęs nemažai pinigų, 35 metai, va, UFC jau buvo Danielius Atžiūrį jungęs, turi 33 kovas pravedęs tik UFC. Jis turi 45 kovas iš viso. Ir dabar klausimas, ar jis turi dar tą alkį, ar jis tikrai dar nori būti čempionas. Ir tiesiog norėtų, tai gal ir nori, bet jis yra pasiruošęs tiek dirbti, kad būtų čempionas, nes paskutinėse kovose jis nebeatrodė toks labai nulietas, tvirtas, kaip pavyzdžiui, aš labai gerai atsimenu kovo, kai labai nurašė, kai jis kovojo su Chandleriu pirmą kovo, kaip jis gerai atrodė. Su Geidžiu kaip atrodė. Su Geidžiu gerai atrodė. Labai gerai atrodė, su labai geros formos buvo, su to pačiu Dustinu Poirier tikrai gerai atrodė. Tai tuo momentu, kai tapo čempionu ir dar gal kelias kovas, realiai ten prieš kokius 3 metus, vat, jo, tas vat, buvo labai aukščiausiam turbūt pykė, kur jis buvo ir aštrus, ganėtinai ne tik imtynėse, bet ir smūgiuose ir panašiai. Jo, vat žinai, viskas gerai, Ilia Topuria, Charles Oliveira tikrai gera kova, bet aš norėčiau, kad šita kova būtų geriau prieš Tsarukjaną.
Aš norėčiau, kad tai Lietų Pūrė geriau prieš Cirukėną. Aš manau, kad mano asmeninė nuomonė, tai aš su Danieliu sutinku, būtų žymiai įdomesnė kova, bet aš manau, kad UFC tai ir nėra naudinga, nes teoriškai Cirukėnas yra sekantis pretendentas ir jeigu Lietų Pūrė laimi, realu, kad Cirukėnas bus sekantis pretendentas. Bet žiūrėk, kad nebūtų taip, kad čempionas kautis prieš čempioną laimės, kaip pavyzdžiui, laimės Topūrė, laimės Islamas Makhačevas 77 ir bandys kažkokį tokį match of the night, of the year gal taip pasakyti. Nepamirškim, kad čia labai didelis verslas iš tikrųjų yra. Jo, tai vis tiek, kaip ir mes kažkada diskutavom su Augustu, kad kažkodėl ateinant į UFC imtynininkai pradeda smūgiuoti, nebando jokio nei vieno kažkokio takedowno padaryti, tai yra labai keista. Čia mes nešnekėjom apie, aš jums galiu net iš karto pasakyti pavyzdį, mes matėm, Danielius sakė, labai gerą. Cody Stylas smūgiavo. Cody Stylas tai dar nėra toksai, ta prasme, pasaulinio lygio kovotojas, kurį be proto visi žinotų, tai tiesiog galite pasigūglinti, jeigu kam įdomu. O geriausias tai yra Pačiu Miksas. Jo, Pačiu Miksas žmogus, kuris iš vis turi gerą laisvūnų bazę. Turbūt vienas geriausias apskritai kovotojų už UFC ribų. Be proto geras džiteris, kuris nusmaugė Magomedovą, legendinio Abdulmanapo mokinį. Ir išeina UFC kovoje ir faktiškai, man atrodo, ar 1 ar 0 bandymų daryti takedownus, ar takedownus pabandė daryti trečiam raunde. Čia kažkas yra nuostabaus. Lygiai tą patį aš galiu pasakyti, šį savaitgalį žiūrėjau moterų kovas. Ten žiūrėjau Rusijos kovą kartu su Lenkija, nes buvo labai gerų laikų. Lygiai taip pat Rusija yra sambistė sambo čempionė, daugkartinė Rusijos. Jinai realiai net nebandė daryti imtynių veiksmų, tas jinai net nebandė daryti praėjimų. Aš suprantu, jo, Lenkija visą kitą ten dirbo tokiu neutraliai pozicijoje, neypatingai atakavo, viską aš suprantu. Bet kelintą kartą ir mes pastebim tokius dalykus. Toks jausmas, kad jiem gal yra, nežinau, čia mano tokie, įžvalgos, galbūt tokios, teorijos, kaip čia pasakyti. Sąmokslo teorijos, Sąmokslo teorijos, kad tiem kovotojams gal yra pasakyti kažkokį tai laiko tarpą rimtai neimtyniauti, kad ta kova būtų labiau žiūrima. Matai, vakarai, dabar čia vėl mes galime į labai ilgą diskusiją nueiti, kad vakaram, kaip ir mums lietuviam patinka, kai mušasi, kalasi, kraujas, smūgiai, nieko nepadarysi. Reikia, aš manau, žaisti pagal žmonių taisyklės, nes kaip gladiatoriai. Tai tai gerai, čia įsiplėtėm, tai grįžtam tada prie vakaro kovos. Tai kaip manai, kokia tavo nuomonė? Kas vis dėlto, kam bus pakelta ranka ir kam tą diržą suteiks Dana White? Aš manau, kad kova yra padaryta į Lietų Pūrę ir manau, kad į Lietų Pūrę turbūt danešta ranką iki Oliveiros galvos, nes Oliveira tikrai turi problemų, nors iš tikrųjų šitam statymė tai aš turbūt imčiau, kad vėl taip pat, kad tiek prieš tai kovoja, tiek ir dabartiniai, kad kova baigsis anksčiau laiko. Arba Oliveira, mes nežinom nežinom, Lieto Pūrės imtynių lygio, ant kiek jis yra geras, taip jis imtyniauja, viskas tvarkoja, bet mes matėm, kaip Bryce Mitchellas jam darė takedownus. O Bryce Mitchellas dabar net nusileido 61 kg. Tai Oliveira tikrai geras imtynininkas ir matėm, kad jis į tokius užsimtyniavo imtynininkus kaip Geidži susitvarkė. To patį Benilo Darišą pasikišo irgi nesudėtingai po savim. Tai čia man yra klausimas, ant kiek Topūrė, kad Topūrė imtyniauja gerai, viskas tvarkoja, bet gabaritai, jėga, patirtis, irgi Oliveira turi, čia gali turėti nemažą pranašumą, mes visi aišku taip keliam Topūrė, kad čia jis tikrai labai geras ir aš tikrai neabejoju, kad jis yra labai geras kovotojas, bet šičia man yra labai įdomu, kaip atrodys jo imtynės prieš Oliveirą, nes Oliveira labai pavojingas kovotojas, jeigu jis nusivers Topūrė ant žemės, tuo pačiu mes matėm, kad ne vienas kovotojas, netgi kai Oliveira guli ant žemės ir kviečia jį į gardą, netgi aš nelabai esu matęs, kas labai ten su į gardą ir linda. Bet jis labai gerų kovotojų. Žinai, ten įvairių gali būti scenarijų dėl to, kad taip pat ir iš apačios gerai dirba Oliveira, žinai, čia. Tu gali, žinai, ir prisiviliuoti, parašyti, kad duotum tą metimą padaryti ir pasidarys. Irgi ten iš visų pusių pavojingas tiek ant viršaus, tiek ir apačioje. Kiek ar mano Cirukėną pagavo 2 kartus ant giliotinos. Jo, tai ten, aišku, stebuklų, nežinau, ten reikia tokio būti charakterio, kad išgyventi. Tai gerai, tai tada grįžtam prie to, tai kad vis dėlto, kam bus pakelta ranka, predictionas mūsų. Aišku,
kažkaip, nežinau, širdis sako vieną, bet smegenis kitą, širdis norėtų, kad Oliverai Aš irgi norėčiau, kad Oliveira pakeltų laimėtų. ranką, bet kažkodėl man taip atrodo, kad vis dėlto Topūrija ras savo ginklą rankose ir užbaigs tą kovą anksčiau laiko ir manau, kad bus pakelta jam ranka. Aš irgi manau, kad Ilija Topūrija laimės, bet kaip statymą šito, apskritai šitos kovos kaip statymą nematau. Vienintelį naudą matau tik tai statyti už Oliveirą, todėl kad už Oliveirą 4,2 koeficientas, kaip nesenai buvo už Usmaną 3,2, kur buvęs čempionas kovoja prieš Ilija Topūriją, kuris atėjo žmogus iš mažesnės svorio kategorijos. Mes kuo puikiausiai suprantam, kad 70 kategorija nuo 66 labai smarkiai skiriasi, ten žmonės gerokai didesni, kai kurie net 70 kg, po to perėmė 77. Tai va, įdomu, kaip tai net ir va, mes matom su Danieliam, kad gabaritais Topūrija 8 cm yra mažesnis ir rankų ilgis kiek 13 cm Oliveiros didesnis. Nu, tai va, čia yra toks didelis pranašumas Oliveiros pusėje, plus patirtis be proto didelė. Aišku, metai, žala patirta kovose. Aš irgi imu Topūriją, bet niekam nenorėčiau. Nelinkiu niekam lysti šitą kovą, manau, kad pasižiūrėkit, arba pažiūrėkit visą kardą, jeigu kažką ten kažkokių pinigų laimėsi, tai vad galima kaip fanatui už kažką tai pastatyti ten, arba Ilija Topūrija, kad laimės pirmam, antram raunde kokį nokautą, arba Oliveira laimės submissionu, nes kažkaip kitaip nematau tos kovos pergalės jo. Na, va, tiek galėčiau ir pasakyti apie šitą kovą. Pasižiūrėt gerą kovą. Tai ką, tai buvo tikrai vėl malonu su tavim pabendrauti, apžvelgtas kovas. Dabar. Jo, tai va, tai turim vietą, turim tokių gerų patogumų. Tai va, tai ateityje, kaip ir minėjom, galbūt ir pasikviesim po kokį svečią, kad kartu mes trysia galėtume apibūdinti tam tikras kovas. Tai va, tai ką, laukiam šeštadienio vakaro, žiūrim kovas, kaip ir... Ir tikim Oliveirą. Jo, ir tikim Oliveirą. Tai ką, buvo labai malonu su jumis pabendrauti, tai va, buvo su jumis sekundantai, aš Danielius Grebliūnas ir Augustas Šalkauskas. Malonu labai. Iki greitų pasimatymų.